Jūs man paaiškinkit, kaip kartais aš valgyklose moku 8 eurus už dienos pietus, o Balzakė tik sumokėjau 11,50. Nesąmonė kažkokia. Pradžiui pamatęs, kad jų dienos pietus 11,50, nepatikėjau. Bet tam ir esu aš, kad patikrinčiau. Viduje mane pasitinka svaiga prancūziška melodija, romantiška ant stalo stovinčių žvakės, o iš dienos pietų pasiūlymų išsirenku žuvienę su kokosų pienu ir Kijevo kotletą. Stebiu, kaip ant stalo išdėlioja įrankius ir įpila vandens. Na, tikrai restoranas. Apžiūriu ant stalo atkeliavusią žuvienę, pasidžiaugiu traškančių prancūziškų batonų. Nes valgyklose dažniausiai matau tik duoną, kuri netraškėjo net po kepimo. Žuvienė tiršta ir gero aromato. Tik kažkaip mažai aš ten to kokoso pieno jaučiu. Bet skonis tikrai geras. Stiprus ir aromatingas. O dar tas duonos pažaras. Tada atleidžiu iš kokosų pieną ir judu toliau. Atmosfera kažkaip savaime atpalaiduoja mane. Ir dar labiau atsipalaiduoju, kad ant stalo pamatau Kijevo kotletą. Kažkaip bijau, kad už šią kainą bus koks miniatiūrinis variantas. O prieš mane tikras kotletas, ne kotletukas. Pradžiugina ir viduje rasti šviežų žalumynai. Žodžiu, visos baimės nubrauktos. Lieka tik toliau mėgautis prancūziškomis melodijomis, šetnelių ir bulvių košę, bei gana gaiviomis traškiomis morkų salotomis. Valgau ir širdį džiaugiasi. Bei vis galvoju, jeigu jie gali už 11,50 pamaitinti, tai gal yra ir daugiau restoranų, kurio už panašią kainą kaip valgyklos. Tad jeigu turite rekomendacijų dienos pietum restoranams, irgi pasidalinkite, nes kartais taip gera, kad tai jums pasirūpina 100%. Įrankius padėlioja, vandens įpila ir dar skaniai pamaitina. Lauksiu. Iki.